Sveiki, su jumis Vilniaus Laisvės gimnazijos kino klubo nariai aš Rokas. Ir aš Danielius. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie visiems mokiniams galimai skaudžią temą. Tai pažymiai, jų keliamą spaudimą tiek iš mokytojų ir iš tėvų pusės. Šiandieną mes esame svečiuose Pas Eriką Svidiką, mūsų buvusį gimnazistą. Ir šiandien mes aptarsim egzaminų ir pažymių įtampą. Sveiki. Tai sveiki, Erikai. Kaip jūs mokytės mokyklai? Pradžioje 12 klasių mokiausi labai gerai, nes pastoviai patirdavau tokį tėvų spaudimą. Net toks, jeigu mokyčiausi blogai blogą pažymį gaučiau, tai būčiau toks blogietis. O kai pradėjau studijuoti, gaunasi toks jau pradėti labiau gyventi savarankišką gyvenimą, toks truputį atsipalaidavau, jeigu ten mokyklai būdavau 9-tukininkas, 10-tukininkas. Tai ir aš studijavau, kai įstojau, aš turbūt pradėjau labiau reaguoti ne į tai, kaip reikia, kad reikia mokytis, kad čia reikia 10-tuką gauti ar panašiai, labiau pradėjau tyrinėti, kas man iš tikrųjų yra įdomu. Ir kas mane traukia. Ir turbūt pradėjau dėti kitokius akcentus. Taip, ir toks mano santykis su pažymiais. Tai tėvai, kaip sakėt, labai spaudžia jūs? Spausdavo, nes jų akimis atrodė, kad pažymiai lems mano likimą, kad pažymiai lems mano gyvenimą, kad pažymiai lems kažkokį tai tokį, mano kažkokį galbūt finansinę sėkmę ar nesėkmę. Aš suprantu, aš tą spaudimą priėmiau, dabar tai priėmiau kaip tokią didelę meilę ir rūpestį. Tik aš dabar turbūt kaip tėtis, truputį reaguoju į kitokius dalykus. Ir aš suprantu, kad pažymiai tai yra svarbus dalykas, tai yra gyvenime lengvinančioji aplinkybė. Pavyzdžiui, mes gimstam pas tėvus, mes negalim pasirinkti tėvus, pas kuriuos gimstam. Tai yra vieni, pavyzdžiui, gyvena finansiškai sunkesnį gyvenimą, kažkur kaime ir panašiai. Kiti finansiškai jaučiasi laisviau. Ir galima sakyti taip, kad nuo tėvų finansai yra tam tikra lengvinančioji aplinkybė vaikam, nes nuo finansų galbūt priklauso, ar tu turėsi korepetitorį ar ne, ar tu galėsi lankyti būrelius ar ne tam tikrus, ar tu galėsi lankyti geresnę mokyklą, bet tėvų kažkokia tai finansinė sėkmė tikrai negarantuoja vaikų laimės, pasiekimų ir panašiai. Taip pat ir pažymiai. Jeigu aš gerai mokausi, tai yra lengvinančioji aplinkybė tam tikra, kuri tikrai negarantuoja laimės, sėkmės, pasiekimų. Bet iš kitos pusės, jeigu aš jaučiu, kad noriu būti, pavyzdžiui, medikas, teisininkas, kad kažkokius tai aiškios, konkrečios srities specialistas, tuomet pažymiai yra neišvengiami. Jie turi būti svarbus ir juos reikia orientuotis, nes padarius tam tikrą pasirinkimą, užbaigęs vadybą tu negalėsi būti mediku, bet baigęs mediciną tu gali būti vadybininku. Užtat, jeigu jaunystėje aš jaučiu, kad tai yra mano tam tikra kryptis ir pašaukimas, tada galbūt ir atsiranda kitokia energija mokytis. Aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kur aš noriu judėti, aš žinau, ko aš noriu pasiekti. Tuomet mokytis tampa lengviau. Nes aš suprantu esmę, prasmę, vardan ko aš mokusi. Bet kai aš aiškiai nežinau, ko aš noriu gyvenime, kur aš noriu nueiti, ką aš noriu pasiekti, tai tuomet ir toks mokymasis jis tampa toks be energijos, be tokios motyvacijos ir mano akimis tai yra visiškai normalu. Aš kažkaip ir pats pastebėjau, kad kai atsiranda tas pats spaudimas ir labai energijos trūksta ir mokytis ir viską, bet su tais dalykais, kurie man pačiam įdomus ar kurie man teikia ten malonumą mokytis, tai ir pačios energijos atsiranda daugiau, juos įsigilinti ir šiaip net pamokose būna malonu sėdėti. Taip. Ir tokiu atveju,
mano darbas, aš esu psichoterapeutas, aš tai vadinu, jeigu kai manęs paklausia, koks mano darbas, tiesiog tyrinėju žmonių gyvenimus ir padedu jiem geriau suprasti, kaip jie gyvena. Ne? Ir tyrinėdamas tūkstančių žmonių gyvenimus, aš pastebiu tokią tendenciją, kad žmogaus sėkmė, pasiekimai, jie labiau priklauso nuo to, kaip mes kaip žmonės gebam būti socialinėje aplinkoje su kitais žmonėmis. Tai yra nuo mūsų komunikacijų kokybės su kitais žmonėmis. Tai yra, įsivaizduokim, kol mokomės, kol studijuojam, mes turim užsiėmimą tam tikrą, mes žinom aiškim, kad ten reikia nuvažiuoti į studijas, reikia išlaikyti egzaminą ir taip toliau, tada studijos baigėsi. Ir mes liekam, pradedam, tarsi gyvenimą pradėti tokią nuo naujo, savarankišką, ir mūsų gyvenimas, mūsų ateitis, mūsų likimas didelė dalim, man atrodo, pagrindinė dalim priklauso nuo to, koks apskritai yra mūsų santykis su mūsų aplinka, tai yra koks yra mūsų santykis su mūsų tėvais. Tai yra, kaip mes sugebame juos matyti, ar mes žiūrim iš juos iš viršaus, ar mes juos vertinam teisėm, ar mes gebam juos suprasti, juos priimti, kaip mes gebam būti socialinėje aplinkoje. Aš pastebėjau gyvenime būna žmonių, kurie labai gerai baigia mokyklą su labai puikiais pažymiais, bet vis tiek gyvenime sukasi gana sunkiai. Tačiau taip pat yra ir žmonių, kurie mokyklą gal baigia kiek prašiau, bet gyvenime sukasi labai gerai. Taip. Gal turite kažką tą temą pasakyti, kaip taip išeina? Apskritai, laimė ir sėkmė toks yra filosofinis dalykas. Tai yra, jeigu žmogus galbūt sunkiau sukasi kažkaip finansiškai, darbinė prasme, tai nereiškia, kad jis jaučiasi nelaimingas. Arba jeigu žmogus gerai sukasi profesinėje veikloje, turi ten verslą panašiai, tai tikrai negarantuoja žmogui laimę. Aš turbūt daryčiau kaip, tai yra, retai sutinku žmonių, kurie ten baigia studijas, aiškiai mato gyvenimo kryptį, kažkur aiškiai žino, kur jie nori eiti ir matos laiptelius, kaip ten nueiti. Tai yra retenybė ir mano akimis tai yra dovana. Aš tai, kaip sakyti, tokia dovana apdovanotas nebuvau. Baigęs studijas, nors tas pačias psichologijos studijas baigiau, aš pradėjau ieškoti, pradėjau blaškytis ir bandyti viską, įvairius dalykus. Ir tokiai situacijoje, kai aš nežinau, kur man gyvenime judėti, aš turbūt tikrai nesidėšiu savo galvoje, atsisėdęs kambarį, ką čia man daryti, atsakymas niekada negims. Tikrai niekada. Aš tai žiūrėčiau taip, kad pasirinkčiau neeikvoti savo brangios energijos, ir pradėčiau orientuotis apskritai į žmonės, kurie mane suka. Tai yra, pradėčiau orientuotis pradžiai, pradėkim nuo tėvų. Tėtis, mama, seneliai, brolis, sesuo, koks mano santykis su jais. Tai yra, gal aš kažką pykstu, galbūt aš kažkokią sieną pastatęs, galbūt kažko neprisileidžiu, galbūt yra mano kažkokie vidiniai blokai. Jeigu ten yra blokai tam tikrai, vadinasi, ir kažkur gyvenime bus blokai. Tada žiūriu toliau, socialiniai santykiai, galbūt yra kolegos, galbūt yra draugai, koks mano santykis į juos. Galbūt aš čia su kolega, galbūt kažką žeminu, nuvertinu savo viduje. Vadinasi, kažko aš nesuprantu apie gyvenimą ir šį pasaulį. Vadinasi, vėl yra kažkokie tai blokai, kurie tikrai neleis, tai yra rasti kažkokią tai tolimą savo gyvenimo perspektyvą. Vadinasi, tos dalykus aš turiu apžvelgti, suvokti, gilintis, orientuotis į tai. Galbūt turiu aš antrą pusę. Koks mano santykis su ja, koks mano požiūris, tai yra kaip su ja aš ilgiuosi, ir kaip su ja aš jaučiuosi. Ir vėlgi tai yra raktas, yra ne sukti galvą, ką man daryti, o sukti galvą tai yra kaip aš apskritai jaučiuosi ir būnu šiame pasaulyje su žmonėmis, kurie mane suka. Ir kai aš tik pradedu suprasti save santykius su kitais, kai aš pradedu išlaisvėti, kai tampu ne vienas šiam pasaulyje, o tampa mes. Aš su tėvais, mes, tai yra
neatsiriboju, ne, tai yra, tuomet atsiranda tokia laisvė, atsiranda naujos idėjos, naujos kryptis, ne, ir tos kryptis ir keliai atsiranda dėka tarpasmeninių santykių su kitais, dėka patirčių su kitais ir todėl tokia atveju aš stačiau ant tos kortos. Tai yra, gilinčiausi save, eičiau, skaityčiau, galbūt daugelis renkasi psichoterapijos kryptį, ne, ir tai yra ta kryptis, kuri padeda ir padėjo man, ir tai yra, į kurią aš nuolatos orientuojuos, tai yra kryptis, kurią vedu savo klientus ir taip pat, nu, kaip minėjau, dirbau ir su vadovais, ir tai yra ta kryptis, kuri, man atrodo, esminė šiuolaikiniai visuomenė. O dėl santykių mokinių su tėvais, mokinys nori, pavyzdžiui, nesimokyti matematikos, bet geriau supranta informatiką. Kaip tėvams paaiškinti, kad nenori matematikos, nori geriau informatikos? Žinot, aš tai matau taip, kad kol mes esam priklausomi nuo tėvų, finansiškai, nu, tai nėra lengvinančioji aplinkybė. Ne? Ir daug lengviau tuomet, kai mes jaučiam galią, kad mes nuo tėvų nepriklausom ir mes galim patys rinktis, kaip mes norim rinktis. Ne? Bet jeigu yra tokia situacija, kad kažkas iš tikrųjų jaučiam kažkokį kryptį, aš jaučiu, man įdomu ir informatika, tai yra ta kryptis, kurią aš noriu judėti ir aš tiesiog tėvam to dalinčiausi, sakyčiau, kad mama ir tėtė, aš jaučiu jūsų rūpestį. Aš jaučiu jūsų rūpestį, jaučiu jūsų nerimą dėl mano ateities. Aš suprantu jūs, kad jūs turit galbūt baimę, kad mane reikės ateityje išlaikyti, kad ten dėl manęs nerimauti, kad aš kažko gyvenime nepasieksiu, nu ir panašiai. Bet sakyčiau, žinot, aš jaučiu, kad man, pavyzdžiui, kokia nors istorija, ten biologija, nu man tai nelimpa chemija, bet man labai limpa, man yra įdomu informatika. Ir man reikalingas jūsų palaikymas, sakyčiau. Ar galim kažkaip susitarti, kad kažkaip, galbūt aš atleidžiu vadeles, nu, kažkiek, nu, kažkaip su ta biologija, su chemija, bet palaikykit mane informatikos srity, galbūt galima rasti kažkokį tai kursus informatikos, galbūt korepetitorių, galbūt kažkokius mokymus, ne? Galbūt jūs galit finansuoti tai, nu, ir tada pradėčiau domėtis, jeigu informatika, jeigu aš noriu ten studijuoti, ko man ten reikia. Ne? Ir pasižiūriu, man galbūt matematika nelabai patinka, bet žiūriu tam, kad studijuoti, pavyzdžiui, informatiką, bet ten reikalinga matematika. Tada bandyčiau taip grumuliuoti, nu jo, ne? Gal man matematika nepatinka, bet ji man reikalinga. Vadinasi, nu, pradedu ją mokytis ne dėl to, kad tėvai spaudžia, ne dėl to, kad reikia jos mokytis, dėl to, kad aš jaučiu, kad, nu, ją mokytis yra prasmė. Ne? Ir tam, kad galėčiau galimai kažkur įstoti, nu, ten, kur aš noriu. Ne? Bet irgi tai yra, sutinku labai daug žmonių, kurie yra labai stiprus, nu, programuotojai, nebaigia aukštojo mokslo. Bet mano tėtis yra informatikas ir mano akimis stiprus informatikas, jisai baigė matematikos aukštąjį. Ir jisai minėjo tai, kad ką jis išmoko, matematikos jis neišmoko baigęs aukštąjį, bet sakė, ką jis išmoko, tai mąstyti. Ne, tai yra būtent matematikos, studijos mokymas, jis tai moko mąstyti, moko dėlioti mintis, dėlioti logikos, kas informatika yra labai svarbu. Užtat, nu, turbūt, tas suprasdamas dabar, nu, ir norėdamas būti informatikos, aš nespjaučiau į matematiką, o tiesiog, nu, ją priimčiau kaip kažkokią tai gyvenimo dalį ir suvokdamas, kad tai yra geros pamokos. Šitą dar norėčiau paklausti, gana panašų klausimą, kaip jau uždavė, bet o ką daryti, pavyzdžiui, jeigu tėvai nori, kad aš mokyčiausi aukštuosius mokslus, ten matematiką, viską, fiziką, chemiją, bet aš pats labiau mėgstu ten, pavyzdžiui, tą pačią dailę, muziką ir labiau esu prie meno, ne prie tiksliųjų mokslų, bet tėvai vis tiek nori, kad aš mokyčiausi tuos aukštuosius mokslus ir atsiranda tas spaudimas, vėlgi dėl tų pačių pažymių.
kaip susikalbėti su tėvais, kaip paaiškinti situaciją ir ar tai iš viso įmanoma? Yra kaip, jeigu aš esu 11-okas ir aš aiškiai matau, jaučiu, kad mano kryptis yra menas. Ne, tai yra, tuomet aš ateinu ir su tėvais kalbu, komunikuoju, kad mano apskritai sritis yra meno sritis ir apskritai, aš esu pasiruošęs prisimti už tai atsakomybę. Aš noriu studijuoti, mokytis to ir to, susitariam, ne, kad aš stosiu ten, mokysiuos tą, baigiu studijas ir prisimu atsakomybę už savo gyvenimą, jūsų neprašau nei cento, aš einu tą kryptim, kuri man yra svarbi. Kai aš tuo tikiu, tuomet ta energija, tas pojūtis, tėvai irgi pradeda to jausti ir tikėti. Bet dažniausiai būna kitaip. Dažniausiai būna taip, kad aš nežinau, ko aš noriu, galbūt menas, galbūt ne menas, galbūt kompu palošti, galbūt pailsėti, kažkur atsimazinti. Ir dažnai tėvai jaučia, kad vaikai, jie nejaučia krypties. Ir tėvai pradeda nerimauti, jie pradeda spausti, kad ir gerai. Kažkoks spaudimas, kažkokia įtampa, kad vaikai, jie paaugliai neatsipalaiduoja, kad kažkaip susitelkia. Tuomet aš už spaudimą, tėvai yra atsakingi už vaikus iki kol jiems sukanka pilnametystė. Jeigu vaikai blaškosi kažkur, tai galbūt tėvų kažkoks toks žodis, jisai galbūt surenka, ir galbūt tai nėra blogai. Bet aš kaip tėtis, aš tai žiūriu kaip, ir man meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man nesvarbu, kad mano sūnus gerai nesimokytų, bet aš daugiau energijos eikvoju, skiriu būtent sūnaus jo vertybėms, jo pasaulėjautai, jo požiūriui į kitus žmonės, jo požiūriui į santykius su manim, su tėvais, jo požiūriu į santykius su vaikais, su grupiokais. Tai yra, aš bandau jam labiau skiepyti, tai yra apskritai jo gyvenimiškas vertybės. Nes aš jaučiu ir tikiu, kad tai yra esmė, tai yra pagrindas, kuris veda žmogų, o jau ten bus 7-ūkininkas, 6-ūkininkas, 9-ūkininkas, jis rinksis dailę, ten finansus, teisę. Aš tikiu, kad jeigu pas jį bus aiškios vertybės ir jisai šioje visuomenėje jausis laisvai, ką jis be pasirinks, man nesvarbu, jis ten bus turtingas ar ne, bet jis bus laimingas. Jis save realizuos, jis matys kryptį, jis gyvens ne tik dėl savęs, jis ieškos irgi išeičių ir krypčių, kaip duoti kitiems, kaip rūpintis kitais, ir man tai yra svarbiausia. Ir kai bendrauju su tėvais, aš irgi, kai jie pradeda kalbėti apie nerimą, dėl vaikų, dėl jų pažymių ateities, aš dažniausiai pradedu kreipti dėmesį, pažymiai, bet kokie jūsų santykiai su vaikais. Apskritai, ar vaikai jaučiasi laisvai su jumis, dalintis, kažkokį kurti dialogą, nes kai vaikai jaučiasi laisviau, jiem yra lengviau kažkaip tyrinėti savo gyvenimą. Ir tas pats yra apie 11-okus, 12-okus, kad man atrodo, reiktų daugiau laiko skirti ne tik spaudimui dėl pažymių, bet ir tokiam paauglių, tokiam platinimui, supratimo apie gyvenimą, apie santykius, apie apskritai, apie ką tas gyvenimas, koks mano vaidmuo šiam pasaulyje gyvenime. Tai yra kažkaip bandyti padėti gyvenimą žiūrėti plačiau, ne tik tai per tokią siaurą, pažymių prizmę. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Mes patys esame 11-okai, tai mes turbūt ir ne tik nuo tėvų patyrėm tą spaudimą, bet ir nuo mokytojų, kurie sako, reikia mokytis, ten egzaminai, tą ir tą dieną, pasiruoškit. Kaip su mokytis tada susitarti? Mokytojai, jie atlieka savo darbą. Jiems svarbu, kad mokiniai išmoktų, jiems svarbu, kad, gerai, kad mokytojai yra reiklus. Aš žiūriu labai iš tokios filosofijos, kad aš renkuosi savo likimą, aš kuriu savo likimą, ne mokytojai. Aš tai matau rūpestį. Bet aš tai žiūriu taip, kad mes patys esame atsakingi už savo likimą.
jeigu aš jaučiu, kad chemija tai yra ne mano kryptis, o vat aš noriu eiti informatikos kryptimi, gerai, aš gausiu 5-6, kodėl gerai mokytoja ten sunerims, tai nereiškia, kad tai nėra bloga mokytoja. Kam su mokytoja tartis? Galime pasakyti, kad mokytoja, tai jūs atsipalaiduokit, tai yra, jeigu gausiu 5-6 ar kažkokį tai pažymį, labai dėl manęs nepergyvenkit, aš orientuojuos ten į tuos, ten man svarbu 9-10, į tą kryptį orientuojuos ir panašiai, kad, tai kad gavau 5-6-7, o aš nepergyvenu, nuraminu mokytoją ir einu tą kryptim, kuri, man atrodo, svarbi. Tai kaip manote apibendrinimai, kokie būtų sėkmės ingredientai tokie? Labai geras, bet labai toks ir sudėtingas filosofinis klausimas, ne? Aš galiu pasakyti tiesiog kryptį, kurią aš rekomenduočiau įdėti. O kryptis tai yra pažinti, suprasti save, pažinti mano santykį su aplinka, kuria mane supa, tai yra orientuotis daugiau į santykius su tėvais, orientuotis daugiau į santykius su draugais, kažkam su kolegom, su artimaisiais, jeigu yra antra pusė, su antra pusė. Dėti akcentą ten ir bandyti suprasti, pastebėti, kaip aš jaučiuosi, kas mano viduje vyksta, tai yra koks mano požiūris į juos, ar aš kažkaip užsidarau, vertinu, teisiu juos, ar aš esu atviras, ar ant kiek aš bandau prisitaikyti ar neprisitaikyti prie tam tikrų situacijų. Ir jeigu aš nežinau gyvenime, kur man judėti ir kur yra mano gyvenimo kryptis, čia yra mano akimis esminis raktas atsakyti šitą klausimą. Manau, išėjo išties labai informatyvus pokalbis. Labai dėkui Jums, kad radot laiko, priėmėt mus. Tikrai, manau, buvo naudingas pokalbis. O su Jumis buvo Laisvės gimnazijos kino klubas ir psichoterapeutas Erikas Judikas. Ačiū labai, kad taip pat sudalyvavot. Labai buvo smagu su Jumis bendrauti ir labai malonu, kad rūpinatės savo mokiniais mokyklos, kad kuriat video tokia tema ir aš tikiuosi, kad tai kažkiek bent galbūt nurodės kryptį tiems, kurie jaučiasi pasimetę. Tikėkime ir Jums padės. Ačiū Jums labai. Tiek. Iki. Sveiki.